Na ir labas rytas. Ką tik kilau, 6:30 ryto, esam Skirvytės pakrantėje. Pasižvalgom, jau yra žvejojančių, čia kiti iš panakties. Dar nėra, mašinų nemažai. Truputį lynojam. Apsiniaukę, žiūrėsim, kiek čia to veiksmiuko mes šiandien rasim. Pirma šiemet žvejybėlė. Dar toks biškį apmygęs. Keliaujam žiūrėti, ką mes čia šiandien rasim. Ar tie karšiai. Atvažiavom mes iš vakaro užsiimti vietų, nes va, kaip rodžiau, mašinų gausu. Žvejų yra tikrai nemažai. Va, visur vietos užėmutos, laužiukai kūrenasi ir mes ten turim toliau vietelę užsiėmę. Nes atvažiavus jau nuo ryto gali nieko neberasti. Tai va, kur tarpelis, ten ir žvejelis. Su vietom yra nelengva, todėl mes atvažiavom iš vakaro. Taip. Čia jau mūsų vietikės prasideda. Turim čia vieną vietikę užsiėmę. Štai ir jis, jaunasis žvejys. O čia turime dar vieną vietikę. Mano vietelė. Taip, nes esu čia žvejojęs, nors Skirvytėje nemažai žvejoju, bet šitoj vietoj esu tikrai žvejojęs. Išbandysim. Tai va, startuojam, bandom žiūrėti. Vėjukas toks pietryčių ir toks vos krapnoja. Gal ir nieko. Bandom. Nu ko, valandėlį jau sėdam. Vėjukas stiprus, toks pietryčių, su lietučiu. Pakol kas raudas įpūkia. Tokiai laimikė pakol kas ir pūkia. Tai va, žiūrėsim, kas čia bus toliau. Lauksim gal karšių bangelės. Aš čia girdžiu. O aš girdžiu, kaip karšį aš traukiu. Antro bus. Antro nebus. Bule, kur reikia dirbti? Jau kažkas tokio. Nors palei kibimą. Nu va. Kiek kitaip negu rauda? Nu ką, buvo tokiai nežymus, tink. Ir jau taip gan ilgą, žinai, galvoju, jau reikia gal bandyti. Tai va. Bet tu toliai išeiti, ne? Nu ką, ištraukėm pirmą karšį. Ir didelis čia, apie kilogramiuką. Bet jau smagiau. Dar žiūrėsim.
Arek, tokiam paplūdimėlė graipšta. Čia tokiam paplūdimėlė graipšta. Ne, koks kibėjimas buvo, nu kur, grina karštis. Ne. Bet pasivizikai graži rauda. Nu ir ką, turim jau pusę 11 ir su kibimukais liūdna. Nuo 7 turiu vieną karšį ir nu raudų kimba, pakimbi gražesnių, bet su karšiais liūdna. Iš aplinkinių irgi nematyt, kad kažkas būtų gero. Kokia čia ta nauja mada, prisižiūrėjai vis matyti su šyryklom žvejoti. Dabar nežinau, karštis. Nu, gal. Bet nematau, kad tai su šyryklom kom pagautų. Tai tiek. Prašom netrukdyti čia video. Sakai, trokda šitą, nu ką, čia gali žmogus pagauti. Taip, tai aš gaudau be šėryklų, tiesiog švinas ir kokštas sliekų ir tolimesniai metimai. Nes kas jau su šėryklom gaudo, vis tik jau metą taip, kiek pažiūrėjau, iki 30 metrų. Aš jau met vis tik 50 plus. Bet pakol kas rezultatą nei vienokį, nei kitokį, nors čia per pakrantį girdėti, kad vieno kito veito ir kas daugiau pagavo. Dar gal reiks pasižvalgyti daugiau biškį. Bet te bendra tendencija rodo, kad nėra šiandien ypatingas tas karščias. Gera situacija. Kas čia lemčia tas svars, aišku, vakar plus 23, šiandien čia 13. Su vėjuku, su karzda, su lietučių dulksneliu, tik nešelta. Neaišku, kas čia kokie niuansą. Bet yra kaip yra. Meškerikės tyli, o kai netyli, tai būna raudikė. Nu va, turim karšieką. Nu ką, 12 valanda. Pavyko dar vieną iškrapštyti. Karšieką. Oras tai šiaip savo toks apsiniaukia. Palyja, vėjas gan nemažas. Žuolės kažkiek ne aš. Bet dar normaliai.
vat. Su 3 uncijom pradžioje bandžiau, bet 3 neša. Paskui susidėjau po 4 uncijas, tai jau normaliai, su 4 uncijom gal normaliai žvejoti. Bet kibimų nėra daug. Raudelės čia vis kapojo. Viens kits pūkis. Buvo gražesnių tokių raudų. O karšiai pakol kas mano 2. Viens nuėjo. Kolega gauda. Vieną pagavo. Irgi ne per seniausiai. Tai rytas nebuvo ypatingas. Kitų paklausinėjus, kas keletą karšių, kas ne vieną. Kažkas turėjo gal daugiau, bet ten 3 buvo neaišku, kas ten kiek. Jei per visus tai irgi ten po 2, po 3 maksą. Žodžiu, šiandien nestebuklai su kibimu, bet kažką pagauti galima. Keliaujam bišk pasižvalgyti po pakruntį. Ir štai bebrų koks taks. Čia dar buvau seniai. Bebrėtakis. Nuskotis. Paruošęs šitą, kas nori pirtelį statyti, į neblogų rūstėlių jau paruoštų. Pasidarbavęs, nebloga. Toliau ant amatos dar. Nuskotis, dar baujas čia nei. Jie neužpuls koks bebrų. Bebrų darbo aš jį. Visur čia bebrų darbą. Na, darom tą jau įvėjim. Apdūlėnis. O ten jau dabaigis. Damūšis. Čia jau įsenė apdirbis. Tadam. O, bebrygina. Čia smagia darbo visai. Bet tik gyvena, čia smagia matyti veinį taką. Bet jo, ten jau kadas yra apdirbis, čia šviežia. Ko ne, jo geri tonkėm. Kapuojais. Aplėsis. Bet matyt, čia padantis, tam bet vandant. Šią savaitę bandaris dar. Gražiai. Matot, čia Nikos pasiliek matyti ateitę. Galėtų. Galėtų į nekaršys būti, kas čia dabar žina. O, dar galėtų. Lyn šiandien. Ir ne kažkokie rezultatai. Kiek teka pašnekinti. Vakar buvo daug geresnį rezultatą. Čia už tų meldų žmogus gaudė. Pašnekėjom, tai vakar sugaudė 19 karšių. Už šiandien to pačio veito iki peitų besugavo 3. Ir aš taip panašiam. 2 sugavau, 1 pabėga. Tokie tai rezultatai yra aplinkau. Čia kolega mano to ir veina, da 1 pabėga.
paskui kits irgi ten porą. Čia buvo kas ir nieko nesugavo. Tai rezultatą nekokiai. Žodžiu, keba vakar, įkips ir tuo. Taip jau būna. Šiandien pataikėm šalčiausiai šios savaitės dieną, rytoj jau praneš vėl bus šilta, gera. Ir gal ką čia vėl judės. O šiandien kas? Nuryta čia kojas labatą rabaniai. Užmeti, nesvarbu, unslikų, kad be šryklų. Panos keba. Dabar nebeaišku, matyti visiškas smulkmėje ir kad užmeti net nesimata kebėma, bet už 10 minučių ištraukus kablėlis būn blizgos. Tai vat, pakol kas taip. Ir jau baiginėsiam mus. Trauksmą lauko, mikiai, kad yra nedaug.